Evangelija pagal Morkų, 3 skyrius. Jėzus vėl atėjo į sinagogą, o ten buvo žmogus su padžiūvusia ranka. Fariziejai stebėjo, ar jis gydys jį šabo dieną, kad galėtų apkaltinti. Tuomet Jėzus tarė žmogui su padžiūvusia ranka: stok į vidurį. O juos paklausė: ar šabo dieną leistina gera daryti ar bloga, gelbėti gyvybę ar žudyti? Anie tylėjo. Tuomet rūsčiai juos apžvelgęs ir nuliūdęs dėl jų širdies kietumo, Jėzus pasakė tam žmogui: ištiesk ranką. Šis ištiesė ir ranka atgijo. Išėję fariziejai tojau ėmė tartis su erodininkais, kaip Jėzų pražudyti. O Jėzus su mokiniais pasitraukė prie ežero. Įkandin sekė didelė minia iš Galilėjos, taip pat iš Judėjos, Jeruzalės ir Idumėjos, iš Užjordanės bei Tyro ir Sidono šalies atvyko daugybė žmonių, kurie buvo girdėję apie jo darbus. Tuomet Jėzus liepė mokiniams laikyti jam paruoštą valtį, kad minia jo nesuspaustų. Mat jis buvo daugelį išgydęs, ir visi, ką tik vargino ligos, veržėsi norėdami prisiliesti. Taip pat netyrosios dvasios, vos tik jį išvydusios, parpuldavo priešais, šaukdamos: tu Dievo sūnus. Bet Jėzus griežtai jas drausdavo, kad jo negarsintų. Jėzus užkopė ant kalno ir pasišaukė, kuriuos pats norėjo. Ir jie atėjo pas jį. Ir jis paskyrė 12, kad jie būtų kartu su juo ir kad galėtų siųsti juos skelbti žodžio. Ir kad jie turėtų galią išvarinėti demonus. Paskyrė 12. Simoną, pavadinęs jį Petru, Zebedėjaus sūnų Jokūbą ir jo brolį Joną, juos pavadino Boanerges, tai yra griaustinio vaikai. Andriejų, Pilypą, Baltramiejų, Matą, Tomą, Alfiejaus sūnų Jokūbą, Tadą, Simoną Kananietį ir Judą Iskarijotą, kuris jį ir išdavė. Jėzui sugrįžus namo vėl susirinko tiek žmonių, kad jie nebegalėjo net pavalgyti. Saviškiai apie tai išgirdę ėjo sulaikyti jo, sakydami, kad jis neteko proto. Atvykę iš Jeruzalės rašto aiškintojai sakė: jis turi Belzebulą ir demonų kunigaikščio galia jis išvaro demonus. O Jėzus, pasišaukęs juos, ėmė kalbėti palyginimais. Kaip gali šėtonas išvaryti šėtoną? Jeigu karalystė susiskaldžiusi, tokia karalystė neišsilaiko. Ir jei namai suskilę, tie namai neišlieka. Todėl, jei šėtonas sukyla pats prieš save ir tampa susiskaldęs, jis neišsilaikys, jam ateis galas. Niekas neįsiveržia į galiūno namus ir nepasiglemžia jo turto, pirmiau nesurišęs galiūno, tik tada gali apiplėšti jo namus. Iš tiesų sakau jums, bus dovanoti žmonių vaikams visi nusikaltimai ir piktžodžiavimai, kad ir kaip jie piktžodžiautų. Bet jei kas piktžodžiauja šventajai dvasiai, tam amžiais nebus atleista ir jis bus kaltas amžiną nuodėmę. Jie mat sakė: jis turi netyrąją dvasią. Atėjo Jėzaus motina ir broliai ir lauke sustoję per kitus prašė jį pakviesti. Aplink jį sėdėjo minia, kai jam buvo pranešta: štai tavo motina ir broliai bei seserys lauke stovi ir ieško tavęs. O Jėzus atsiliepė: kas yra mano motina ir broliai? Ir apžvelgęs aplink sėdinčius pasakė: štai mano motina ir broliai. Kas tik vykdo Dievo valią, tas man ir brolis, ir sesuo,
ir motina.